Labas rytas, mylėjai. Kaip matot, aplink visur, kur tik dairaisi sniegutis. Tai ką sako? O tai sako, kad šventės artėja. Ir šį rytą mes pakalbėkim apie blykstės, apie blykščių darbą. Kad tokiu metu, kai vis tamsiau ir tamsiau, mums prisireikia blykščių. Prisireikia blykstės, nieko nepadarysi. Vidury dienos fotografuota yra puiku, galima ir nenaudoti blykstės, bet žiūrėk, jau po pietų tamsoka, viskas pilkiau pasidaro ir žiūrėk, nori, nenori, mums jau prisireikia blykstės, kuri mums pašviestų, kaip sako, pakoreguotų šviesą ir galėtume padaryti geresnių nuotraukų. Taigi jau tuo tarpu nepamirškit, spaust laiką, tokį gerą laiką, sako, kalėdų proga, ateinančių švenčių proga. Būtinai prenumeruoti, būtinai paspaust skambutį, kad nepraleisti kitų video. Aišku, pakomentuokit, užduokit naujų temų ir pasidalinkit. Tai yra labai svarbu. Pasidalinkit su tais, kuriem svarbu tai, kurie nori žinoti. Kažkas turi blykstę, bet nežino, kaip su ją naudotis. Ir tie klausimai gan dažni, kaip tą blykstę naudoti. Todėl gali būti kiekvienam naudinga sužinoti, ką pasirinkti, kokį režimą pasirinkti fotografuojant su blykste ir taip toliau ir panašiai. Taigi, jeigu jūs tai padarysit, tai baisiai daug uždirbsit karmos taškų. Oi, kiek daug. Ir aišku, dar nepriminsiu pradžioj visai, kad nuolaidos iš tikrųjų nemažos individualiems kursams ir savarankiškiams. Taigi, dar yra laiko, jūs galite tikrai tiek savęs pasilepinti dovanų, tiek savo pažįstamiems, artimiesiems, kurie nori mokytis, bet nedrįsta kažkaip ir čia jiem būtų geras dovanų kuponas, gera proga pradėti mokytis. Taip, kad kas iki kalėdų įsigyja, gauna nuolaidos. Na, o po švenčių, po jau naujų metų galim pradėti mokytis ir džiaugtis šitom žiniom, eit, daryti, dirbti. Gerai, kad ilgai neužsitęst, apie blykstės pradėkim. Taigi blykstė, jeigu jau turi, tai kartas nuo kartų tenka panaudoti. Man turiu pasakyti, kad labai retai tenka panaudoti blykstę, bet kai jau matau, kad ne kažką ir gali būti tamsu, aš ją pasimu būtinai su savim, kad reikalo esant iš tikrųjų galėčiau ją panaudoti. Ir čia, mylėjai, atsiranda tas mano pamokymas, kai aš sakau, kad reiktų padaryti namų darbus. Namų darbus padaryti tą prasme, kad jeigu tu važiuoji kažkur fotografuoti, bet ten nebuvęs ir nežinai, tai jeigu yra tokia galimybė sužinot, nuvažiuot, pasidairyti, pasižiūrėti ir pabandyti, tai tada tu laimėsi daugiau, mažiau prarasi, kaip ten sako, nervų ląstelių, nes tu jau žinai ir esi pasiruošęs, ar tau reikalinga bus blykstė, ar nereikalinga, kaip ten tamsu, ar šviesu ir taip toliau ir panašiai. Tai yra tokie namų darbai, kurie, mano nuomonė, svarbu, kad nesusigadinti tiek savo nuotaikos, tiek nesugadinti nuotaikos šventės nariams, kurie tave samdė galbūt ir taip toliau ir panašiai. Manau, kad apie tai visą jau jūs girdėjote iš mane, nesiplėsiu. Taigi, blykstė. Jeigu jau mes turime įsigiję blykstę, mes ją galima naudoti turbūt dviem tokiais režimais. Tai paprastai tariant, automatika arba rankiniai nustatymai, ar ne? Į automatiką įeina tokia sistema kaip ETTL, tai čia bus Canon sistemoje, ITTL tai Nikon sistemoje. Taigi šitie režimai baisiai, sako, gudrus. Jau tokie gudrus, kad jie daro, ką nori. Ir kai mes blykstę užsidedam ant fotoaparato, tai mes žinom, vien žodis automatika mums jau viską pasako, kad blykstė darys, ką nori. Ne tai, ką jūs norit, ne tai, kiek jums ko reikia, bet jinai darys taip, kaip jai reikia. Pamatuos atstumą, pamatuos šviesą aplinkui, eksponometras vienokį ar kitokį užduos uždavinį fotoaparatui ir aišku, fotografuojant mes gausim tam tikrus rezultatus, kurie gali mus labai tenkinti, o gali visai netenkinti. Esmė ir baisiausia, kas yra, tai kad tu gauni kiekvieną kadrą su skirtinga šviesa. Štai kame yra neprofesionalumas, štai kur yra didžiausia klaida, kai mes pasitikim visiškai automatiką. Aišku, jeigu ten pradžiai tu visiškai nieko nesigauna, ko gero
kas belieka. Galbūt paprasčiau įsijungti automatiką ir tiesiog daryti daug kadrų, daug nuotraukų ir kad būtų galimybė iš jų išsirinkti pačias geriausias, gerai nušviestas ir taip toliau ir panašiai. Taigi automatika yra automatika. Geriausias būdas rankinis, kai mes viską galim nustatyti rankiniu būdu, šviesos stiprumą, nustatyti patį fotoaparatą ir mes žinom, kad fotografuodami mes turėsim visus kadrus faktiškai vienodus. Yra niuansų ir ten, aišku, bet kur kas paprasčiau, nes tu jau daugiau apie tai supranti. Taigi automatika fotografuojant, kokios yra galimybės. Turbūt ne vienas matėt ar ne, kaip fotografas fotografuoja ir blykstė nukreipta galbūt tiesiai, o galbūt jinai pakelta į viršų, o galbūt į šoną pasukta, kalbu apie blykstės galvutės, galbūt į kitą šoną pasukta, o gal net iš vis atgal pasukta. Ir štai šitie būdai mums duoda ką? Duoda galimybę pakreipti arba nukreipti šviesos srautą, kad užpildyti, tarkim, patalpą, padaryti bendrai patalpoje, tarkim, vienodą apšvietimą. Tai yra suminkština šviesą. Ką dar galima padaryti automatiniu režimu, kad irgi pagerint šviesą, kad nebūtų jinai vienoj nuotraukoj per tamsi, kitoj per šviesi. Visą laiką atkreipkite dėmesį, kokios yra aukščio lubos, ar didelė patalpa. Jeigu didelė, atsiminkit, kad blykstė reikės daugiau šviesos, bet automatika ne visada tai supranta. Ir jeigu mes nukreipiame į aukštas lubas blykstės galvutę, tai gali būti, kad jūsų nuotrauka bus tamsesnė. Nes blyksnis iki lubų spėja nueiti, bet grįžt atspindės, jisai nespėja ir nuotrauka gaunasi tamsesnė. Pagalvokit apie tai, kokia spalva aplinkui jumis. Ar lubos baltos, ar lubos šviesios, ar kokios nors spalvotos. Jeigu spalva, tai į lubas sukti galvutės negalima. Tada ieškom galbūt sienos baltos. Pabandom į sienas. Jeigu ir sienos nebaltos arba atvirkščiai, visa patalpa yra kokia nors ten raudonų plytų arba medžio iškalta, tai faktas, kad jau mums nepadės sukiojimas galvutės, nes mes gausim visas nuotraukos su kažkokiu vienu atspalviu. Jeigu plytos raudonas, tai būtinai visa nuotrauka bus raudono atspalvio. Jeigu mediena, tai greičiausiai geltono atspalvio. Taigi tokiu atveju, ko gero, norint išgauti tikresnės spalvas, gali tekti fotografuoti blykstę tiesiai į žmogų atsukus. Kaip sako, kal tiesiai į veidą ir viskas. Tai yra prasta šviesa, tai yra bloga šviesa ir to aš bent jau nerekomenduoju. Kas toliau atsitinka, mes fotografuojam automatiką ir kaip mes dar galim pagerinti. Taigi, jeigu lubos yra labai aukštos, yra tokia funkcija, jūs jau apie ją girdėję, kaip expo korekcija. Expo korekcija yra ant pačių fotoaparato, kaip mes galime reguliuoti be blykstės fotografuodami pusiau automatiniais režimais ir tai labai padeda. Tai viena turbūt, kaip sako, dirbamiausia knopkė, kurią spaudant dažnai mes nuotraukos ekspoziciją pakoreguojame, pataisom. Taip yra ir blykstė, kur mes galim pakoreguoti šviesos stiprumą. Jeigu blykstė yra ant fotoaparato, tai irgi fotoaparato pagalba lygiai taip pat galime koreguoti blykstės stiprumą ir šviesumą. Taigi, kai jau matom, kad lubos aukštos, faktiškai mes turim prisiminti iš karto žinoti, kad reikia bent per stopą ar 2 stopus pastiprinti blykstės šviesą, kad šviesa spėtų ir atspindėti nuo lubų, kad spėtų iki lubų pakelt ir žemyn nusileisti ir apšviesti jūsų objektus fotografuojamus tiek, kiek reikia. Tai apie tai iškart prisiminkit, kad tokį reikia dalyką pagalvoti ir vos ne iš anksto netgi nustatyti, jeigu tu nori, kad atspindėtų nuo lubų. Taigi automatiniu režimu galima fotografuoti, bet, kaip sakiau, mes galim turėti daug skirtingų apšvietimų.
Viena stipriau nušviesta, kita per stipriai nušviesta, kita per mažai nušviesta. Ir štai tos tokios nuotraukos nelabai paskui tenkina ir patį, ir viskas atrodo vienaip, kitaip, atrodo, kas čia keitėsi. Žodžiu, pradeda erzinti. Perėjus rankiniu nustatymu, viskas, mano nuomonė, paprasčiau. Visų pirmiausia, mes atkreipkim dėmesį į patalpas, atkreipkim dėmesį į taip, kas vyksta aplinkui, ar tai aktyvus judesys, ar pasyvus judesys, ir pagal tai galim nustatyti išlaikymą. Išlaikymą nustačius, mes galvojam, koks geriau būtų didesnis detalumas, kokį greitį nustatyti. Jūs turbūt žinote ir instrukcijas, pažiūrėkit būtinai, kokį greičiausią išlaikymą galima pasirinkti fotografuojant su blykste, kad sinchronizuotų teisingai. Atsiminkit, jeigu bus per greitas išlaikymas daugiau kaip iki 300, 1/300, visos blykstės leidžia 1/200, į kai kurios 1/250 blykstė. Taigi, jeigu viršėt šitos skaičius, tai gali turėti tokią juostelę savo kadre nuotraukoje, patamsėjimą kažkur apačioj. Sakysit, kas čia atsitiko, kodėl sugedo blykstė? Ne, mylėjai. Tiesiog per greitas išlaikymas ir užuolaidėlė, tai užrakto užuolaidėlė, nespėja nusileisti ir toj vietoj lieka tamsiau. Nespėja blykstė toj vietoj apšvies, nes užuolaidėlė užstoja. Tai štai, nusistačius teisingai pagal save, pagal aplinką, pagal tai, kas vyksta, koks intensyvumas šoka, ar pasyviai sėdi, tai nuo to priklauso, kokį išlaikymą pasirinkti. Jeigu bus žmonės aktyvūs, labai judės, o pasirinksi per ilgą išlaikymą, greičiausiai turėsi daug sujudėjusių nuotraukų. O jeigu pasyviai sėdi, ramiai, tai galima ir išlaikymą ilgesnį pasidaryti. Taigi, žiūrim aplinką. Antra, nustatom ryškumo gylį diafragmos pagalba, ar ne? Ko mums reikia? Ar mes portretą fotografuojam, ar fotografuojam grupę žmonių? Vėlgi, nustatom tokią diafragmą, kokią reikia. Nereik turbūt priminti, ar ne, kad atvėrus diafragmą, ryškumo gylis mažėja, tai yra fonas pradeda lietis. Jeigu uždarom diafragmą, ryškumo gylis didėja ir nuotrauka visa tampa ryškesnė, ne tik objektai, bet ir fonas. Taigi nusistatom tokią, kokią reikia, pagal jumis, kaip jūs sumanėt. Ir kas belieka, nusistatyti jautrumą. Jautrumas nedidelė patalpojas, greičiausiai bus pats mažiausias ir mes galėsim tuo džiaugtis. Tiesa, jautrumas turi būti irgi rankinis, jokiais būdais ne automatinis. Dabar sakysiu, o tai blykstė, ką su blykstė daryti? Taigi blykstė. Dabar reikia galvoti, ar mes blykstę dėsim ant fotoaparato, ar mes vis dėlto padarysim gudriau ir įdomiau. Aišku, aš vislaik patarsiu, nedėti ant fotoaparato. Nes dedant ant fotoaparato mes gaunam visą laiką kažkokią tiesioginę šviesą. Arba sukiojant galvutį mes gaunam šviesą nuo lubų, nuo sienos ir kažkiek pagerina mūsų nuotraukas. Bet jeigu mes turėsim galimybę blykstę turėti kur nors ant stovelių, arba fotoaparatą laikom vienoj rankoj, kitoj rankoj galima blykstę, galbūt turi asistentą. Dar geriau būtų tokiu atveju turėti kelias blykstės. Mes padaryti galim įdomesnę šviesą, mes ją galima valdyti, pakreipti ir taip toliau. Sakysiu, bet tai kaip tai įmanoma, ar ne, kaip tai padaryti? Tam yra vadiname siųstuvai ir imtuvai. Kai siųstuvą dedam ant fotoaparato, o imtuvus jungiam prie blykstės arba prie blykščių, gal 2, gal 3. Ir mes jas galime išdėlioti po vienokią ar kitokią, iš vienokio ar kitokių kampų, iš vienokio ar kitokių rakursų. Ir mes gausim puikius, įdomius apšvietimus. Jau turbūt įsivaizduojate ir suprantat, apie ką aš kalbu, ar ne? Taigi, tokia galimybė, tai bene pati išradingiausia ir gražiausia šviesa, kurią mes galim pasinaudoti. Taigi, sakysiu, o kaip dabar tą blykstę nustatyti? Kokio ten stiprumo, juk ant blykstės irgi nusistato stiprumas. Taip, kai mes nustatom ant blykstės M režimą, tai yra rankinį režimą, mes matom, kaip įsijungia intensyvumas šviesos, ar ne? Tai gali būti pats didžiausias skaičius, bet mažiausias blyksnis 1/128. Taip, jeigu mes mažinam skaičių 1/164, jeigu mes dar mažinam 1/132 ir dar mažinam 1/16.
Mano nuomonė geriausia pasirinkti kažkur per viduriuką. 1,30, 1,64. Vėlgi priklauso viskas nuo patalpos dydžio. Ir štai, sakysiu, o tai kaip veikia? Mes atsimenam, kad kuo šitas skaičius didesnis, tuo blykstės intensyvumas mažesnis. Čiks greičiau sudirba. Kuo skaičius mažesnis, tuo blykstė suveikia stipriau. Duoda pliūpsnį šviesos daugiau. Ir greičiau tai išskrauna. Jeigu mes norėtume padaryti seriją kadrų, jau ne visada blykstės suveiks tau padarant kokius 3 kadrus. Blykstels 2 kartus, žiūrėk, ir 3 kartą jinai jau neblykstės, nes nespėjau pasikrauti. Todėl ir sakau, geriausia galbūt pasirinkti kažką tarp vidurio. 1,64, 1,32 ant blykstės taip nusistatyti. Štai, nustatėm blykstę, žinom, kad dabar jinai duos tokią šviesą, kokią reikia. Ir mes galim dabar ant kitų blykščių nustatyti vieną galbūt mažiau intensyvumo, kitą galbūt dar mažiau, kitą stipriau. Būtent tai, ko tu nori sudėlioji. Gal nori foną nušviesti stipriau su blykste, kuri pastatyta kažkur prie sienos. O kita blykstė kažkur šalia tavęs, tu gali nustatyti galbūt stipriau, gal atvirkščiai silpniau šviečiantį. Kai štai tokius nustatysim, tai mes turėsim gražią šviesą. Tai daryti reikėtų, aišku, pasiruošti prieš pačią šventę fotografuojant. Na, o jeigu tu turi vieną blykstę, aš blogiausiu atveju, kaip sako, ar geriausiu atveju, aš vis tiek naudočiaus blykstę laikydamas kitoj rankoj. Tai nelengva, tai ranka pavargsta ir taip toliau, bet už tai tu turėsi rezultatą visai kitą. Ir sakysi, bet tai gali būti irgi nevienodas apšvietimas. Labai geras klausimas ir apie tai reikia pagalvoti. Svarbu galvoti apie atstumą. Kai tarkim, tu nustatei vienokį ar kitokį blykstės stiprumą, fotoaparatų nustatymai irgi vienodi, tai iš vienodo atstumo, tarkim, nuo 2 metrų ar 3 metrų pagal juos nusistatei, fotografuodama tu gausi visus vienodus. Bet jeigu tik tai dėsi metrą arčiau, greičiausiai blykstės šviesa sustiprės. Žino tą efektą, ar ne? Kad kuo arčiau lango, tuo mes labiau apšviesti, ypač saulės švietė. O kuo toliau nuo lango, tuo šviesa minkštėja ir nebūna tokio kontrastų. Čia tas pats. Kuo tu arčiau su blykste prieisi, tuo jinai atspindės stipriau į žmogų. Kuo tu toliau nueisi, tuo jinai mažiau atspindės. Tas pats atstumas ir tarp lubų, jeigu paminat. Oi, manau, kad čia aš jau jums daug prie visko papasakojau. Tai užbaigiant, noriu pasakyti, kad atstumas yra labai svarbus, todėl jo laikantis turėsim vienodą apšvietimą ir vienodas nuotraukos. Jos bus visos kaip viena ir koreguoti lengviau. Ir tu rezultate turi visai kitokį apšvietimą. Ne tas, kuris tiesiai šviečia į kaktą žmogui, o šiek tiek iš šonų. Pavadinkim tai piešianti šviesa. Štai, mėlyje, aš manau, tokiu metų laiku, kada žiema tikrai dažnai prisireikia blykstės, todėl šitie pamokymai, aš manau, jums padės ir pasirinksit fotografavimo būdą tą, kuris jums prieinamiausias, priimtiniausias ir aš manau padarysit tikrai gerų nuotraukų, išbandydami, išnaudodami savo turimą blykstę. Ar pirkt dabar blykstę ar nepirkt, spręs turbūt jums patiems. Kaip sakiau, turėt galbūt ir gerai, ypač jeigu tikrai gerą kainą gavai, bet jeigu pirkt kažkokią brangią ir tu nežinai, ar ją naudosi, tai spręs turit vis tiek patys. Turėt gerai, manau, kad anksčiau vėliau vis tiek prisireiks, tuo labiau, kad reikia ir pasitreniruoti, kad atsimint, kaip veikia, kaip nustatyti, kad nebūtų paskui viskas susijaudinęs, rankos dreba ir tau nieks nesigauna, viena nuotrauka per šviesi, kita per tamsi ir nesupranti, kas darosi ir taip toliau ir panašiai. Turbūt apie tai patys suprantat ir man daug aiškinti nereikia. Taigi, mėly, jeigu tu tikrai nori išmokti, tikrai nori sužinoti daugiau apie fotografijos subtilybės, tai pas mane galima mokytis dviem būdais, tai yra savarankiškai ir individualiai. Savarankiškai net 10 temų. Net 10 temų įsigijęs tu gali mokytis, būdamas kur nori, kada nori, kur nori ir kiek nori. Tai yra labai labai patogu mokytis. 10 temų nuorodos yra po šio video. Mokytis galima individualiai, tai tik tai tu ir aš. Visas dėmesys tau, visi profesionalūs patarimai tau, nustatymai fotoaparato, pasiaiškinam, kada, kurio režimo geriau fotografuoti, kad nesuprast
vienpusiškai, kad va tas režimas geriausias, o tas yra nelabai ir taip toliau. Kai mes žinom, kada kokiu režimu fotografuoti, mums palengvina darbą, mūsų ir nuotraukų kokybė keičiasi. Ir suprantam, kodėl reikia reguliuoti išlaikymą, kada reikia ir kodėl diafragmą reguliuoti. Šitie nustatymų žinios, jos padeda mums padaryti visą laiką kokybiškas nuotraukas. Ir tu eini link profesionalumo. Eini profesionalumo keliu, nes nori, kad tavo nuotraukos būtų pačios geriausios. Taigi, tokie būdai mokytis, jie tau padės pagerinti ir kokybę, siekti profesionalumo. O dabar iki švenčių nuolaidos yra. Tai naudokis tai. Užėjai pagal nuorodas, kurios yra po šio video ir išnaudok. Išnaudok, įsigyk, galėsi mokytis po naujų metų. Įsigyk tas temas, pamokas individualius ar savarankiškus kursus, nes tu taip ir sutaupysi. Taigi, nuorodos yra po šio video. Ir aišku, pabaigai noriu, kad būtinai laikas būtų, prenumeruotumėt, būtinai paspaustumėt skambutį, kad nepraleiskit kitų video, pakomentuokit. Galit sveikinimus parašyti, šventės artėja, taip pat kalėdos jau už kelių dienų. Ir užduot naujų temų, kas jums svarbu, papasakot, kaip jums sekėsi, kaip jums ar padėjo mano šios pamokėlis. Gal aš čia be reikalo burną aušinu kiekvieną kartą kalbėdamas, o nesinaudoja tuo. Taigi tikrai man bus smagu paskaityti, atsakysiu visą laiką, kas tik tai jums bus įdomu. Ir patarsiu, ką tik tai reikia. Taip, kad išnaudokit tą progą, išnaudokit tą žinias, apie kurias aš čia kalbu. Ir va taip keliaukim fotografijos link kartu. Kitais metais, koja kojon, mokomės toliau. Na ir ką, mėlyje, pabaigai dar noriu jumis su artėjančiom šventėm pasveikinti. Kalėdos štai čia pat visai. Taigi ir naujų gražių metų, kad jūsų norai pildytųsi, kad viskas veiktų taip, kaip jūs numatė, sumanė, kad fotografijoje judėtumėte į priekį ir džiaugtumėtės tuo, ką turite. Taigi, mėlyje, iki sekančių kartų, visiems gražių švenčių, artėjančių ir iki sekančių kartų. Iki.